Kaip minėjau, planuojant nėštumą, o ir prasidėjus jam, reikėtų atsisakyti žalingų įpročių, rūkymo, alkoholio vartojimo ir subalansuoti savo mitybą. Aišku, nėštumo pradžioje, kuomet dažnai pacientę vargina pykinimas ir vėmimas, kalbėti apie sveiką visavertę mitybą yra sunku, bet nėštumui progresuojant dažniausiai šie simptomai pasitraukia ir mes galėtume kalbėti, kaipgi nėščiai moteriai maitintis. Aišku, visas maistas turėtų būti vartojamas saikingai. Mitas, kad reikia valgyti už du, yra seniai pasenęs. Moteris, kuri yra normosteninio kūno sudėjimo nėštumo metu, galėtų priaugti iki 15 kg. Tos, kurios turi viršsvorį arba jau yra nutukusios, galėtų priaugti nuo 5 iki 11 kg nėštume. Svarbu, kad jūsų racione būtų gausu baltyminio maisto, tai yra mėsos, žuvies, pieno produktų, taip pat vaisių ir daržovių. Vengti miltinių produktų, ypač taip mėgstamų bandelių, kurios galėtų skatinti viršsvorį ir gal net nutukimą. Progresuojant viršsvoriui ir nutukimui galėtų kilti komplikacijos nėštumui. Tai yra vystytis gestacinis, kitaip tariant, nėščiųjų diabetas ir nėščiųjų toksikozė. Ko reikėtų vengti nėštumo metu? Dideliais kiekiais nepatartina vartoti jūros stambių žuvų, tunų, kardžuvių, ryklienos. Nors mūsuose jūros gėrybių vartojimas nėra toks platus, bet reikėtų žinoti, kad šios žuvis kaupia savyje švino produktus, o jie galėtų turėti įtakos vaisiaus nervinio audinio vystymosi sutrikimams. Taip pat reiktų vengti žalios žuvies ir mėsos, dėl to, kad tai galėtų būti toksoplazmų šaltinis. Toksoplazmozė galėtų sukelti vaisiui nervinio audinio ir akių ligas, kuomet mamytė susirgtų nėštumo metu ūmia toksoplazmoze. Taip pat reikėtų vengti nepasterizuoto pieno produktų, o tai yra taip mėgstami minkštieji sūriai – brie, kamembertas, pelėsinis sūris, taip pat ožkos sūris. Tačiau galėtumėm visiškai ramiai mėgautis kietojo sūrio produktais, nes kietasis sūris yra kalcio šaltinis ir juose listerijų, kurių galėtų būti minkštosiuose sūriuose, neturėtų būti.